Plaštakos traumos, tame tarpe ir pirštų replantacijos, yra dalis mūsų plastikos chirurgų atliekamo darbo. Bėda būna tada, kai galūnė yra stipriai sužalota ir pacientas neatsiveža trūkstamų fragmentų replantacijai. Tai kojos piršto persodinimas į plaštaką. Vienas iš galimų pasirinkimo variantų, siekiant atstatyti sutrikusią plaštakos funkciją. Šiais metais turėjom tokią galimybę atstatyti tą sutrikusią funkciją, persodinant kojos antrąjį pirštą vietoj nykščio. Kovo mėnesį pirmą kartą Baltijos šalyse buvo atlikta genų terapija mergaitė, kuris serga spinalinę raumenų atrofiją. Tai unikali istorija ne tik tai tuo, kad didžiulį darbą nuveikė šeima, jos artimieji, bet ir visa Lietuva. Prisidėjusi prie šio projekto, taip pat valstybės institucijos, ligoninės visi padaliniai. Tai galim kartu pasidžiaugti puikiu rezultatu, kad vaikui, kuriam iki šiol buvo taikomos reguliarios injekcijos į stuburo kanalą, dabar jų nebereikia ir mergaitė gali aktyviai gyventi, dalyvauti reabilitacijose, judėti pirmyn. Kauno klinikose, vystant ciklotrono infrastruktūros projektą, gegužės mėnesį buvo įkeltas ciklotrono įrenginys. Tai yra įrenginys skirtas radioizotopų gamybai, kuris kartu su ciklotrono infrastruktūroje įrengiama laboratorija užtikrins farmacinių preparatų gamybą, kurie bus naudojami pozitrono emisijos tomografijos tyrimo atlikimui. Šiuo metu projektas yra baigiamas ir sekančiais metais pradėsime radiofarmacinių preparatų gamybą, kurie bus naudojami Kauno klinikų pacientams atliekant pozitrono emisijos tomografiją. Šių metų rugpjūčio mėnesį pirmą kartą Kauno klinikose atlikta nesuderinamos net pačios kraujo grupės inksto transplantacija. Dirbo labai didelė komanda - nefrologai, toksikologai, urologai, laboratorijos gydytojai, transfuziologai, anesteziologai, pagalbinis personalas. Visi labai daug prisidėjo ir transplantacija sėkminga.